Mažas, prabangus ir labai galingas. Ko gero taip reikėtų apibūdinti mūsų šiandienos herojų, kuris tuo pačiu yra ir pagrindinis Volkswagen Golf R konkurentas. Ir aš aišku kalbu apie Audi S3. Taigi šiandien išbandau 2023 metais pagamintą Audi S3. Po kapotų 2 litrų benzininis, turbininis, variklis generuojantis 310 arklio galių, kombinuotas su visų varomų ratų pavara. Dėžė, aišku, yra automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 184 gramai vienam kilometrui. Apžvalgose vis jums papasakoju, su kokiais varikliais galėtume atrasti mūsų apžvelgiamą automobilį, tai šį kartą variklis vos vienas, mano minėtas 2 litrų benzinas su 310 arklio galių. 2020 metais šitas modelis taip pat dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose, žinoma pasirodė puikiai, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą ir geriausiai pasirodė būtent apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Tai jeigu ieško šito galingo ir labai saugaus automobilio, kaip visada siūlau užsukti autoplius.lt. S3 gana retas modelis, bet šiuo metu galima rasti netgi keletą paskutinės kartos S3. Automobilio kėbulas, kaip ir priklauso sportiniam modeliui, atrodo šiek tiek agresyviai. Priekyje labai gražūs lediniai žibintai, lediniai jie bus visose S3 komplektacijose. Per vidurį masyvios chromo neturinčios grotelės, kurios šiek tiek skiriasi nuo Audi A3 ir žinoma turi S3 ženkliuką, o įdomiausia dalis – apatinės grotelės. Štai čia jos yra kiauros ir aušina interkulerį, o štai čia yra tiesiog nefunkcionalus plasmasės gabalas, kuris labai gražiai atrodo. Automobilio ilgis 4,40 m, puikus, mažas, miestui pritaikytas dydis. Prošvaisa 12 cm, tai yra blogai, jeigu su juo važiuosite į bekelę, bet puiku, jeigu galvosim apie valdymo savybės. Toliau iš detalių visai dailūs 19 colių ratlankiai, tonuoti stiklai, nuostabi ryški spalva ir juodos spalvos veidrodėliai. Ir ko gero čia yra ta vieta, kur turėčiau pasakyti, kad S3 gali būti tiek su hatchbacko, tiek ir su sedano kėbulu. Tai pakomentuokit, kuris gražesnis jums, bet aš tai esu visiškai už hatchbacką. Na, o gale nemažas ir aerodinamiką pagerinantis spoileris. Taip pat lediniai žibintai man yra nuostabaus grožio, tokios pat kaip ir priekyje grotelės, difuzorius neatliekantis jokios funkcijos ir net 4 tikri, nuostabiai atrodantis duslintuvai. Atsėdus interjerą vaizdas, na, kaip visų naujų ar apynaujų Audi, čia kvepia ir prabanga, ir šiek tiek minimalizmo, bet bendras stilius man labai patinka, atrodo gerai, bet dar turim ir neįprastų vietų, kurios mums primena, ką mes vairuojam. S ženkliukas ant vairo, S ženkliukas ant sėdynės ir net S ženkliukas ant slenksčio atidarius duris. Atrodo tikrai gerai, pažiūrėkim į kokybę. Tai porankis, kuris beje išsitraukia, pasikelia ir užsifiksuoja, labai minkštas. Kur dedasi kita alkūnė minkšta. Na, čia jau prastesnė situacija. Čia minkšta, minkšta. Na, o čia jau aišku prasideda kietos medžiagos, ko aš ir tikėjausi. Bet važiuojant tikrai niekas netraška, pažiūrėkim kaip vidurys. Na, surinkimas tai vokiška kokybė, kaip sakoma. Dabar perikim prie sėdynių, kurios man, na, vienas iš elementų, kurie labai patinka. Pačios sėdynės tokios ir turi minkštumo, bet ir pakankamai kietos, kad nepavargtų nugarą. Valdomos elektra prisipučia ir šita vieta nugaroje. Taip pat jos prilaiko ir apačią, ir šonus, ir dar yra prailginimas kojam, kur telpa jūsų visi trupiniai. Labai gražiai atrodo balti persiuvimai, mano minėtas S ženkliukas. Minusai ko gero tik tai 2, kad tos sėdynės neturi atminties ir kad nenusiema šita atlošo dalis, bet aišku šitas minusas galioja tik tiem, kas turi vaikų. Na ir aišku, abi sėdynės yra šildomos, kas pravers žiemą. Žodžiu, puiki situacija. Na, o apie Audi multimedijas esu jums pasakojęs jau daugybę kartų ir sakęs daugybę gerų dalykų, tai čia stipriai nesiplėsiu, ta multimedijos sistema iš esmės tokia pati. Didelis, gražus ekranas, veikiantis greitai, ryškus ir iš esmės turi visas reikalingas funkcijas, bet tai nesvarbu, nes čia yra ir be laido veikiančios Apple CarPlay Android Auto sistemas, kurias ko gero visada ir naudosit. O vienas įdomiausių elementų yra ratukas esantis štai čia. Ant jo yra 4 mygtukai skirti ten perjungti dainą ir išjungti multimedijai. Tai nėra nieko išskirtinio. Išskirtinis elementas tai, kad sukant pirštą aplink ratuką didėja arba mažėja garsas. Pastebit, kaip greit reaguoja. Nes teoriškai visą tai, ką papasakojau, turėtų veikti prastai. Bet ratukas labai jautrus ir veikia iš karto, tai čia dedu dar vieną pliusą. Dabar pažiūrėkime galinio vaizdo kamerą, kuri yra
Iš tikrųjų kokybiška ir ryški, sukant vairą sukiojasi ir juostos, kurios padeda mums parkuotis. Taip pat priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai bus jau standartiniai iš automobilio komplektacijai, bet ko gero tai yra viskas. Vaizdai nesikeičia, 360 laipsnių kameros mes neturim, viską, ką galiu daryti, tai padidinti arba pamažinti parkavimo jutiklių garsą. Pabandykim. O, tai bus geriau. Klimato kontrolė prabangiausiuose, turbūt Audi naujausiuose modeliuose yra atskirame ekrane. Tas ekranas turi ir papildomų funkcijų, bet iš tikrųjų džiaugiuosi, kad šį kartą to nėra, nes klimato kontrolės valdymas nuo to tik tai paprastesnis. Viena juosta su visais reikalingais mygtukais, virš jų pailgas informacinis ekranas, tiek tai reikia. Labai paprasta, važiuoju, lengva pasiekti, paspaudžiu, žinau, ką padarau. Tai žodžiu, dar viena puikia automobilio vieta. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis, aišku, kitokio su S3 jūs ir negausit, vizualizacijos šiek tiek skiriasi nuo tų, kurias gausit su A3 modeliu. Viena iš jų man labai graži, kita nelabai graži, bet žodžiu, čia turbūt skonio reikalas. Ekrane rasit visą iš esmės reikalingą informaciją susijusią su važiavimu, su saugumo sistemom ir rasit dar ir papildomas informacijos, kurios nerastumėt paprastoj, pavyzdžiui, A3. Važiuojant trasoje, automobilis jums gali rodyti jūs veikiančią G jėgą. Arba galite užsifiksuoti, kur prasideda ratas ir pasimatuoti rato laiką, per kiek laiko jį apvažiavot. Žodžiu, geras, kokybiškas informacinis ekranas. Vairas apsiūtos oda, malonus lietimui, gal viršus ir apačia ne tiek stipriai, bet bent jau štai šios taškuotos vietos man labai patinka. Gaila, kad jis nešildomas, aišku, jis gali būti šildomas. Yra vienas mygtukas, kurį galima užsiprogramuoti kokią tik norit funkciją, išskyrus važiavimo režimų pasirinkimą. Nelabai suprantu kodėl. Bet kokiu atveju už vairo yra dar ir lopetėlės, su kuriomis galima padidinti arba sumažinti pavarą, jeigu norit važiuoti ypatingai sportiškai, bet ko gero automatinė dėžė sumėtis protingiau negu mes patys. Na, o dabar praktiškoji dalis tai dėtuvės. Duryse turim po tokio, sakykime, vidutinį dydžio dėtuvę, nedidelis butelis ir kažkiek tai kasdien vežiojamų daiktų tikrai tilps. Kairiai vairo pusėje turim mano mėgstamą dėtuvėlę, į kurią telefonas netelpa, bet ko gero tikrai tilps nedidelė piniginė. Štai čia dvi USB-C jungtis su pakrovimo funkcija. Čia dėtuvėlė, kuri gali virsti dviem puodelių laikikliais. Tiesa, jeigu į vieną iš jų, pavyzdžiui, įsidėsiu karštą atvirą gėrimą ir atidarinėsiu porankį, tai gali būti, kad tas gėrimas, na, čia visur išsipils, bet ką jau padarysi, porankis visiškai negilus ir nelabai didelis, tai čia keletas daiktelių tilps. Na, o štai čia dėtuvė iš tikrųjų pakankamai sąžiningo dydžio. Dabar atsisėdau galą, pasižiūrėti, kokia situacija čia. Sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju. Priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai pėdos palenda po sėdynę, dėl to jom vietos kaip ir užtenka. Keliai, na, nesiremia į sėdynę, bet lieka maždaug po centimetrą. Na, galva irgi nesiremia į lubas, bet kartais paliečia plaukai. Tai žmonės virš 1,90 m jau galėtų jaustis kaip ir prasčiau. Tiesą pasakius, tryse sėdėti čia nenorėčiau, nes vidurinė vieta tai jau pradeda man trūkti vietos keliam ir vietos galvai. Tai geriau važinėti keturiese. Transmisijos tunelis labai didelis, per vidurį turim 12 V jungtį. Kodėl mes čia neturim nei vienos USB, nežinau, kas dar naudoja tas 12 V jungtis. Toliau, labai patogus ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimai, pats bandžiau, labai greit kėdutė įsistato. Po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Langas atsidarantis beveik iki pat apačios, bet čia jau pykti nebegaliu. Porankis su dviem puodelių laikikliais ir vidurinė dalis dar atsidaro atskirai, jeigu kažkokį tai ilgą daiktą netikėtai norėtumėt vežti. Žodžiu, sakyčiau taip, gale situacija yra patenkinama. Bagažinė 325 litrai, net 10 litrų mažiau negu paprastoj A3. Kaip sako internetiniai šaltiniai, ta 10 litrų suvalgo galinis diferencialas, o lyginant su Golfu, tai bagažinė pakankamai maža, nes Golfas Eras turi net 370 litrų. Bet čia yra dvigubas dugnas. Štai šis dugnas labai patogiai laikosi. Čia galima susidėti gan nemažai kasdien vežiojamų daiktų. Yra tvirtinimai 4 sunkiam kroviniui. Galite užsidėti tinkliuką ir kažką atsiskirti. 12 V jungtis, porą kabliukų ir sėdynės, kurios atsilenkusios padaro taip, kad dugnas būtų visiškai lygus, tai kažkokį krovinį įdėti ir įstumt bus ganėtinai paprasta. Prieš leisdamas į kelią dar jums noriu papasakoti apie važiavimo režimus, kurie yra 5, tai yra Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic ir Individual.
Tai iš tikrųjų jie visi jums turbūt, kaip ir žinomi, išskyrus individual. Individual važiavimo režimas leidžia visą automobilį susireguliuoti pagal save. Reiškia, kaip lengvai suksis vairas, kokio minkštumo važiuoklė. Dar keletą elementų, iš kurių svarbiausias, aišku, yra duslintuvo garsas. Dabar aš nusistačiau, kad važiuočiau visiškai komfortiškai ir maksimaliai galėčiau girdėti savo duslintuvą. Kalbant apie važiavimą mieste, tai yra vieta, kur šitas automobilis jaučiasi kaip namie. Praktiškai nekyla klausimų, ar tilpsiu, ar spėsiu. Aišku, proto ribose. Bet automobilis manęs klauso mieste tiesiog puikiai, vairas susisuka labai lengvai ir beje iki pilnų ratų susukimo yra vos vienas vairo apsukimas, kas dar palengvina tą manevravimą. Susisukimo spindulys taip pat yra mažas, kas padeda parkuojantis ar važinėjant mažose erdvėse. Žodžiu, situacija mieste yra tiesiog puikiai. Kas liečia komfortą, tai tikėjausi, kad modelis bus šiek tiek kietesnis, nes savo galvoj jį lyginau su RS3, kurio važiuoklė tikrai gerokai kietesnė ir pats automobilis šiek tiek sportiškesnis, bet adaptyvūs amortizatoriai atlieka iš tikrųjų labai gerą darbą ir perjungus iš Dynamic į Comfort važiavimo režimą, važiuoklė akivaizdžiai suminkštėja. Aišku, prieš didelius ir aštrius gulinčius policininkus, prieš labai gilias duobes reiks prisistabdyti gana stipriai, jeigu nenorit gauti smūgio patys ir aišku, jeigu nenorit sulaužyti savo gražių 19 colių ratlankių. O išvažiavus užmiestį situacija tampa ir dar geresnė. O vingiuoti užmiesčio keliai yra dar viena vieta, kur šitas automobilis tiesiog žydi, nes mano nesenai minėti adaptyvūs amortizatoriai ir aišku visų varomų ratų pavara padaro taip, kad posūkį automobilis yra tiesiog prilipęs prie kelio, o 310 arklio galių už posūkio leidžia tiesiog iš jo iššauti. Aišku, automobilis galingas nuo 0 iki 100 vos 4,8 sekundės ir esu matęs bandymų, kada ir dar greičiau su juo įsibėgėja. Nuo 0 iki 100 tai mėgautis reikia labai atsakingai. O vienas įdomių automobilių elementų, kad jis dar turi ir launch kontrolą. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, turi 7 pavaras, veikia iš tikrųjų puikiai, nebent aš labai staigiai nuspaudžiu akceleratorių. Pabandykim. Ir nuspaudžiu ir startuoju. Tai vat šioks toks atsilikimas yra, bet šiaip iš principo įveikia puikiai ir tai yra vienintelė pavarų dėžė, su kuria galėtume atrasti šitos kartos Audi A3. Truputį gaila atvirai pasakius, nes norėčiau išbandyti tokį automobilį su mechaninė be abejonės. Kalbant apie sąnaudas, tai automobilis netgi gali būti savotiškai ekonomiškas, nes važiuojant labai ramiai, ko gero jis gali imti net apie 8,5 litro 100 km. Bet tai aišku yra automobilis, kurį dažniausiai žmonės perka norėdami važiuoti truputį smagiau ir kartais pažaisti, taip kaip darau aš paskutinės keletą dienų, tai mano sąnaudos yra 10 litrų 100 km, kas aš manau, kad labai sąžiningas su tokiu sportišku automobiliu. Matomumas, kas iš tikrųjų netgi šiek tiek keista, tokie mažam automobiliai yra iš tikrųjų geras. Priekį matau viską puikiai, vidurinis veidrodėlis kabo pakankamai aukštai, tai čia vaizdą matau visą. Statramšiai priekiniai nėra labai stori, tai sankryžai nereikia sukiotis, kad žiūrėčiau, ar čia kažkur yra žmonių. Veidrodėliai gal kiek ir mažoki, bet iš tikrųjų viskas per juos matosi puikiai, kaip ir per galinį langą, irgi viskas matosi puikiai ir labai švariai. Gal truputukas storokas galinis statramstis, bet tai turbūt vienintelė problema. O garso izoliacija ne visai ir audiška. Važiuojant 50-60 km/h viskas dar lyg ir ok, bet padidinus greitį, ypatingai važiuojant prastom oro sąlygom, tai girdisi ir vėjo švilpimas, girdisi ir padangos važiuojančios ant šlapio pagrindo ir tie automobiliai, su kuriais jūs prasilenkite. Taigi, ar verta rinktis paskutinės kartos Audi S3? Gal pasakysiu taip, jeigu automobilį renkatės pagal poreikį, racionaliu protu ir apmąstymais, tai ko gero ne. Bet jeigu automobilį renkatės širdim ir emocija, o pagrindinis jūsų kriterijus yra kokybiškas valdymas, tai S3 yra labai vertas dėmesio daiktas.
Bičiuliai, kaip visada, ačiū visiems, kad žiūrite, aš su jumis šiandien jau atsisveikinu, nepamirškite užmesti laiką, pasekti mus Instagrame ir Facebook'e ir susimatom kitoje apžvalgoje. Iki!